Labas rytas. Iš pasienio. Kur važiuojam? Į Tatrus. Į Tatrus, bet oro sąlygos ne pačios geriausios, kai vairuotojas laikosi. Super labai gerai. Nu, žodžiu, nepriskubėsim šiandien. Nu ką, po visos dienos atvykome. Kur? Kur vis dėlto mes atvykome? Netoli Zakopanės. Va, kaip netikėta. Surinkome viešbutuką. Iš tikrųjų, buvo taip. Nieko nebuvom užsisakę, nieko nežinom, kur važiuosim. Tiesiog važiavom ir tada važiuojam galvom, kurgi mes apsistosime. Nu, gal jums biškių matysis, toks mūsų būstas. Tai kažkodėl mes vieni. Atvykom į centrą. Zakopanė. Kiek laiko Tomai važiavom 7 kilometrus? Pusvalandį. Iš tikrųjų privalau pasakyti, kad keliavome prieš pat naujosius metus. Tai čia yra diena iki naujų metų. Žmonių tikrai buvo begalės, bet kartu ir tokia labai šventinė atmosfera. Plius, kai išvažiavom, Lietuvoje nebuvo sniego, o čia buvo begalės. Tai šitai mums labai patiko. Sveiki. Sveiki, grįžome po miestą. Mieste labai sunkiai sekė filmuoti, nes žiūri snygą. Žiūri, norėjom valgyti. Buvo. Skanaus mums. Taip tokio dydžio. Tik 50 cm turėjo, didesnės neturėjo. Gaila. Gaila. Labas rytas, kitas rytas. Pas mus labai daug sniego iškrito. Labai džiugina tai mus. Na, iš tikrųjų, tai nebuvo planas mūsų slidinėti šiandien, tačiau pamačius, kiek šviežutėlio sniegučio iškrito, tikrai būtų nuodėmė neišbandyti trasų. Nors ir yra naujųjų metų išvakarės, mes buvom pasiruošę apsišarvuoti kantrybę ir pabandyti, ką siūlo Lenkijos slidinėjimo kurortas. Šito hotelio šeimininkė daro ir pusryčius. Jinai čia viską daro, čia jinai yra savininkė šito hotelio. Tai dabar 10 minučių iškepsiu. Ir žinau, kad man atrodo pagal revizus kepa omletus kiekvienam žmogui. Tiesiog tikrai pavėjau. Nes atėjom ir taip Nu, va, čia mūsų gerai galvojam. Toks padarė. Pasiruošę? Taip, labai patinka. Eikti savo, tiek daug sniego, tai fainai. O čia va gyvenam. Toks va namukas. Jaukus. Patinka. Villa Fiore. Vos tik atvykom į kalnus, jau pradėjom galvoti, kad tikriausiai suklydom, bet iš tikrųjų sniego buvo labai daug, jo taip pat ir gamino, o vėliau oras tikrai pagerėjo ir buvo labai smagu slidinėti. Nu? Jo. Tiek sniego, kad aš nebijosiu čia toj nušokt nuo šito. Rodysim triuką. Filmuok. Labą dieną. Labą dieną. Naujų metų išvakarės. Turėjau daug žmonių. Labai daug žmonių. Ir mes dar Lenkijai. Pabandom lenkišką kurortą. Varam, va ten po dešinę. Sninga, sniego daug, sniegas purus. Va. Nu gerai, čia nelabai purus. Va čia purus. Nežinau, kas gali būti geriau. Nėra slidžių. Ui, gerai, ne? Ar čia tikrai raudona, kaip jūs sakot? Oi, kaip smagu. Žiūrėk, pasižiūrėk. Ai, nedariau nieko. Į dešinę gal? Pabandysim su Rugilainiu paslyst greičiau biškį. Galim dabar kairės laikytis.
Lenkija kalną. Nu, tipo. Biškai skiriasi nei Italija. Jo. Va, kokiais grožiais kylam. Tokios gražios eglės apsnigtos. Tomukas. Hello. Ba. Tai žmonių tą dieną tikrai buvo daug, nežinau, gal čia taip įprasta, gal ne. Tiesiog, kai mes slidinėjom dažniausiai Italijoje, tai neįprasta laukti eilėje ten virš 20 minučių. Kantrybę paugdėm, bet buvo visai smagu, išsigėdrėjo vėliau ir labai buvo smagu pabandyti pačiuožinėti, kai jau sutemo. Kažkaip niekada nebuvo tekę, kad keltuvai dirbtų vėliau, kai jau yra tamsu, trasos apšviestos, tai buvo smagu. 9 įveikta, 8, 7, ai, ir 7 įveikta, ne? Kur neparašta dar, bet padarėm. Nu va, dienelė baigta, šiaip žiauriai keista baigti tamsoj. Susimokėjau už parkingą, 7 euriukai visai dienai. Pigu. Važiuojam valgyt savo naujametinės vakarienės. Pamatysit kur. Užsisakėm bele kokį restoraną. Pavydėsit. Tai vat užsidėjom makiažus, pasipuošėm gražiausiais rūbais. Nu šiandien taip pataškysim tom pinigą. Ant maisto restorane. Mes neįpratę iš tikrųjų. Jo, neįpratę šiaip visai. Retai einam į restoranus. Koks įėjimas, pasitinka su Kirminas pasitinka. Va, koks mūsų aptarnaujantis personalas. No. Mes nepasikeisim. Metai bėga, bet mes nepasikeisim. Tarkime savo maistą. Pažiūrėkit, ką gavom. Esat matę? Aš tai jau senai tokių nemačiau. Prisimenu, kai čilekė būdavo išsiplėši gyrą, kad gaut skeptą duoną ir eini. Man šitą prašau. Tai ką tu čia dabar? Rugilė, turėsime naujametinę naktį. Šampaną. Įsivaizduokit, ant tiek, kad... Klausė, mes neaiškinom, kad negeriam. Klausė, Aiškim. ar sausa, ar pusiau sausa. Nesvarbu. Viską geriam. Bet ką. Nu, 10 balų aptarnavimo šiandien negali sakyti. Sako, žinokit, rytoj pusrytukai vėliau. Valandėlę vėliau, Sako, gal sako. norit prisijungti prie mūsų kompanijos čia švenčiam? Nieko nesupranta. Jinai vos angliškai kalba, mes vos lenkiškai kalbam. Aš pilnai lenkiškai suprantu viską, ką tu. Nu ką, atėjo beveik 12 Lietuvos laikų. 10 minučių. Apsirengiau. Naujametinis outfitas. Puikios tom ir lekiam švęsti naujųjų kalnų. Panašu, kad lietuviškus pasitiksim kelyje į kalną. Nu, ropščiamės į kalną. Ačiū Dievui, sugalvom pasistatyti apačioj ir užlipti. Šiaip neįvertinam, kad daug mašinų čia. Nes čia eiktų šikt. Visa laimė. Būčiau apsikalkojus. Nutikę, tiesiog Rugilė labai būtų bijojus. Aš labai bijau ir dabar dėl jų. Nu, manau, geriausią spotą radom. Ėjom ten į tokį labai populiarų, bet manau, mums čia bus geriau. Žiauriai fain. Bet jūs pažiūrėkit, kiek sniego. Nežinau, kaip parodyti. Nu va, man iki kelieno beveik. Ten mašina įkliuvo, įstrigo, nebegali pavažiuoti, nes čia tikrai labai daug sniego. Eina Tomukas padėti stumti irgi. Stumia lyg ir. Šaudo ir čia. Nežinau, ar man itin patinka. Ten, kur turėjom eiti, belekai duoda. Jo.
įdomesnis vaizdas. Atrodo, lyg tai... Labas rytelis. Turim draugutį. Pusė čia su mumis kartu. Va, pažiūrėkit. Tokį vat mūsų šeimininkutę šovė. Nu ką, pamiegojom ir judam. Šiandien kalniukai matosi. Va, gražu giedra. Greičiausiai nebeišvažiuosim, kai reikės. Išstumsiu. Nu, išstumsim į ką. Nu va, pradedam žygį. Tai kiek sniego. Na, Rūgė, kaip jauties? Prastokai. Geriau lovai gulėtum? Ne, lengviau slidinėti iš tikrųjų. Nu, Nes jo. tave užkelia, tau nereikia fizinių jėgų. O nusileis labai smagu. O čia reikia dėti jėgas, kurių nelabai yra. Su knisliuku judame link kalnų. Kaip vertini? Man tai žiauriai patinka, man nieko daugiau nereikia. Žmonių yra, bet Nedaug. logiškai. Logiškai. Nu va, matos kalnai. Labai graži diena. Tikrai graži. Kaip baltai, gražiai apšviečia saulę Ką? eilę medžių. Ai, nu. O mago. Eik tu savo. Matos? Aha. Nu, ne taip stipriai. Pažiūrėk, apsuk. Tai aš matau, aš nenoriu. Wow. Norėjom kažką pasakyti, bet iš tikrųjų tiesiog pūga užpuolė dabar. Aha. Tikiuosi duos arbatos. Einam arbatos. Ai, ne. Atėjom pavalgyti. Valgėm labai skanų maistą. Už lango labai gražu. Sėkmės mums. Bet tiek sniego aš nesu mačius. Aš irgi. Pažiūrėk. Žiauriai daug. Žiūrėk, kaip gražu. Nu, pažiūrėkit, jeigu netikit, kad daug sniego. Tomas gi aukštas. Geras. Nu, labai gražu, kuo toliau to gražiau. Slėnis va toks. Sveiki. Labai didelis vėjas. Bet labai gražu. Atėjom. Pasiekėm tikslą. Buvo labai baisu. Neišgyvenom be dramų. Na kągi, įveikėm žygį. Buvo labai didelis stiprus vėjas, bet buvo labai gražu. Praleidžiam.
Bet taip ir aš norėčiau. Įveikiam 16. Vos nutrenkė. Normaliai. Įveikiam 16 km. Sukilom 600 metrų. Viskas sėkmingai. Dar liko porą kilometrų pareit namo. Ir va, einam žiūrėti savo serialą, nes išleido paskutinę seriją. Jo, bet pradžiui dar mašina gali būti išklypti. Jo, mašina, taip, mačiau, kad didelė pusnis ir ten sustatyta daug mašinų. Aš tiesiog užšokau ir viskas. Ir per daug nesižiūrėjom, ar ten užklimpa labai ar ne. Tai dabar žiūrėsim. Manau, kad išstums, jeigu ką. Ateities problemų. Aš norėjau vieno dalyko. Pasakyt, kad rytoj mes anksti ryte išvažiuosim ir mums turi atidaryti vartus. Sakė, nerodysiu, kur atidaryti, nes 6 ryto pas ją omletą valgyti. Neišleis nepavalgius. Rimtai? Tai jinai kelsi 6 ryto ir tada sako, aš neišleisiu tavęs ir kol čia nepavalgysi. Tai sakau, aš nunešiu draugiai. Gerai, tai čia polish soup. Pažiūrėkit, parėjau su tokiu. Normaliai? Šiandien susitarėm, kad 6 mes išvažiuojam ir mums reikia atidaryti vartus. Sako, ne, aš jums ir pusryčius būtinai paruošiu. Tai šiandien turim, nežinau, kas yra, kažkoks kiaušinis. Ir vėl, va, tiesiog nuo ryto mums va tiek va prisarė. Nu va, atvarėm į Jasną. Labas rytas! Geras tempas. Jo. Na gerai, užsisėdžiu. Tai neatrodyčiau kaip darnelis. Neužsisegu rytais, kad netirptų koja. Uždarytas ir kitas. Szanowni goście, informujemy, że kolejka linowa A3 Grand Brychiska jest ponownie czynna. Dziękujemy za zrozumienie. Dear visitors, we would like to inform you that the cable car A3 Grand Berliska is in service again. Thank you for your understanding. In service? Jo. Varyk! Varyk! O kaip gražiai. Čia labai didelė vėja, buvo uždarytas tas didžiausias, aukščiausias keltuvas. Ir dabar nepasakyčiau, kad mažas vėjas, bet atidarė. Lekiam. O kodėl tiek žmonių pasireikščiau? Vienas tuščia. Sau. O aš suprantu, kodėl nieks čia nevažiuoja ir nesuprantu, kas važiuoja čia, kodėl. Būdukšt. Taigi čia pusę dienos stovėsim. Nu ir kaip, pamajuok.
Į tolimesnį varom. Nestabdyk čia, nestabdyk. Varom. Nu, gali būt, kad jau pavargo. Pamiršai, kojos tos raudonas, ane? Buvo baisu. Kas buvo? Ha? Nu, atlaukė pusvalandėliai, pakėlė 6 minutės, 2 nusileido ir vėl tas pats. Nu, ne 2, 5 leidas. Kaip pavadinti jausmą slidinėjimą? Kokia yra? Pokemon. Ir Pokemonus. Mašinai vyksta vakarėlis. Turime medaus pyragėlius. Belia kiek maišiukų jau suvalgyta. Plaukiam atgal į Lenkiją. Nu ką, keliukas į Lenkiją nėra toks ir geras. Vairuotojas susikaupęs, puikiai tvarkosi. Arba telė geria, bet biški baisu žinokit. Nes ten labai lėtai važiuoja, man jau net biški per lėtai. Kaip gaila, kad jau nesimato, čia toks skardis. O kalbant apie dangą, tai čia yra visiškas sniegas, jokio kelio. Važiavom, kylam ir taip užkylam, kad visas miestas ant delno. O nusileido man reiks. Tirlim. Kelionę užskaitom, ačiū, kad žiūrėjot ir iki kitų kartų.